jeigu kalbėsime apie regiono potencialą, reikėtų pažiūrėti, koks tas potencialas skalūnų vidurio pasaulyje. Matot, skaičiai yra milžiniški. Kadangi fizikai tai konvertacijas padarysite patys, bet virš 16 tūkstančių trilijonų kubinių metrų gamtinių, ta prasme tai, kas yra apskaičiuota, kad gali būti visam pasaulyje, naujausi Jungtinių Amerikos valstijų energijos informacijos agentūros duomenys, kad išgaunam tuos, kurios yra technologiškai galima būtų išgauti, yra virš 6 tūkstančių trilijonų kubinių pėdų molio skalūnų dujų. Pažiūrėtume šitame pirage, yra nemažas tokia riekelė atriekta ir Europai, tai apie virš 500 trilijonų kubinių pėdų, tai yra potencialas. Tus pačios agentūros duomenimis yra tai, ką jinai tyrė, yra skirus atlitilkos teritorijos netirtos, nežinau, turbūt legenda per mažai, kad galėtume skaityti, yra įvertinti vėlgi prognoziniai baseinai, kuriuose yra apskaičiuotas netgi dujų potencialas. Kaip matome, Europa yra vienas iš tų regionų, kur išskirti tie raudoni baseinai, apimantis šiuo atveju matom Lenkijos dalį ir Lietuvos, kabinantis ir mūsų. Dabar iš karto vėlgi, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad potencialas yra arba naftos geologijos terminologija, tai yra geologiniai ištekliai, nesvarbu apie kurios kalbėsime, naftą, dujas ar skalūnės ar įprastinės gamtinės, tai yra tai, kas tuometiniam technologijom ir žinojimo priemonėm įmanoma apskaičiuojama. Taip, turi parametrų, sluoksnių ir apskaičiavai, kad teoriškai kiek galėtų būti, procentas kiek yra išgaunama, net ir įprastinėse, jeigu nežinau, kiek susipažinę, sakykime, dujų naftos telkiniuose siekia 30% nuo to geologinio. Tai yra vadinamas tie išgaunamieji arba technically recoverable, priklausomai vėlgi nuo baseino, nuo to, kokie ištekliai gali būti keliasdešimt procentų. Tai, kas yra potencialas skaičiai, tai yra vėlgi ne tai, kas yra galima įmanomai išgauti. Ir kalbant apie tai, kas dabar labai populiaru, įtaka rinkai, įtaka, jūs minėjote, vamzdynų tiesimą ir taip toliau, reikia turėti nors kažkokius duomenys apie tai, kas galima iš tų skaičių didžiulių išgauti. Ir jeigu mes pažiūrėsime vėl šaltinį, kur jau yra įvertintas taip, aš jau pasistengiau nutaupti nuo geologijos, kas jums įdomiau, kiek maždaug laiko reikėtų, kad tas potencialas būtų patikrintas, kad jis įmanomas išgauti, aplamai įmanoma ir komerciškai jo labiau, ir pradėtų daryti kažkokius dujų įtakai rinkai jau įtaką, tai aišku, Jungtinės valstijos ir Australija, kaip minėjau, tai jau yra dabar. Kanada, kur labai aktyviai irgi iki tam tikro lygio buvo vystoma tyrimai, galėtų po 5 metų, Kinija, o, sakykime, Indija, Europos šalis net anksčiau kaip po 10 metų, net tuo atveju, jeigu tenais būtų atrasta, tai būtų įrodyta, kad galima išgauti. Tai čia mes taip kaip pradėjome. Ir šito bus prieita. Labai trumpa apžvalga. Amerikoje pagrindiniai tie 5 taip vadinami baseinai. Žinomiausias gal net ir jūs esate girdėjęs, tai yra Barneto skalūnai, San Juanas, Ilinoisas, Apalačiai, Mičiganas. Vien Barneto telkinyje, kuris, aš jau neradau tos skaidruolės, bet jūs įsivaizduokite, jeigu va šitą perkelus ant vakarų Europos žemėlapio, tai užimtų visą Vokietiją ir dalį Olandijos, tai yra milžiniškos teritorijos be abejo, 40 000 gręžinių, maždaug į vieną tam, kad palaikyti produkciją ir ją didinti, turima išgręžtas būti vienas arba pusantro gręžinio, žodžiu, nuolatinis gręžimas, nuolatinis plėšimas, procesas vyksta tik tai tokiu būdu. Šitą lentelę vien parodyt, kad kiekvienas vėlgi, dabar žinojimo lygis ir tyrimai, kiekvienas iš tų baseinų, jų žymiai yra daugiau, jeigu pradėsim geologiškai žiūrėti, čia jau tokie, sakykime, kuriuose vykdoma pramoninė gavyba, jis skiriasi savo savybė, bet čia jeigu pasižiūrėtume lentelę, detalių jums nereikia, skaičiukai skiriasi.
geologinis amžius skiriasi. Skiriasi slūgsojimo gylis nuo 6000 iki virš 8000, nuo 600 iki virš 8000 pėdų, storis, ištekliai, visi kiti parametrai. Iš principo, tyrimai kiekviename negali automatiškai neištyręs pritaikyti, sakykime, skaičiavimo metodikų. Tai yra ganėtinai sudėtinga sistema, net ir tam pačiame telkinyje, tam pačiam sluoksnyje. Yra tos, taip vadinamas, sweet spots, kuriuose yra gavyba intensyvesnė, kurias ir reikia atrasti, nes net ir tam pačiam sluoksnėje, ten už 100 ar kelių šimtų metrų gali būti gavybos sąlygos jau kitokios. Ir čia vėlgi tokia truputį apžvalga parodo, kad tai yra sudėtingas geologinis išteklius ir jo tyrimai ir pats procesas gavybos yra sudėtingas.